21 mėnulio diena. Dienos akmuo Piritas. Simbolis arklių banda. Tai begalinės vilties, aktyvaus tikslo siekimo, riteriškumo, pareigos, garbės, nuoširdumo ir brolybės simbolis. Arklių banda – tai visos jūsų kūno jėgos. Labai kūrybinga ir aktyvi diena. Praleiskite šią dieną savanoriškų pasiaukojimų, be baimių nuosavybės atmetimų. Turite būti sąžiningi ir teisingi net mažuose dalykuose. Šiuo metu galite saugiai įveikti priešų machinacijas. Atsispindės geri ryšiai su valdžia, politiniais ir visuomenės veikėjais. Sėkminga diena tiems, kam teks dalyvauti masiniuose renginiuose, pasisakymuose prieš publiką ir dalyvaujantiems varžybose. Sapnai šią dieną informatyvūs. Kadangi 21 mėnulio diena perpildyta kūrybinio potencialo besiveržiančio į išorę, neišliejus veikloje, jis gali įsiveržti per sapnus. Jeigu jūsų veikla nėra susijusi su menais bei kūryba, sapnai parodys talentus ir gebėjimus, apie kuriuos jūs net nežinojote ir kuriuos vertėtų atskleisti. Diena siejama su kraujotakos sistema. Naudinga atlikti kraujo valymo procedūras, geriant žolelių užpilus. Šiandien gerai būtų valgyti morkas, spanguoles, šermukšnius, gerti burokėlių sultis. 21 mėnulio dieną naudingi fiziniai pratimai, vandens procedūros, grūdinimasis ir laikas praleistas gryname ore. Jei norite atsikratyti žalingų pripratimų, tai pravartu pradėti 21 mėnulio dieną. Jei namuose susikaupia daug darbų, kuriems reikia nemažo fizinio krūvio, tuomet ši diena yra tinkama visą tai padaryti. Šios dienos energija leidžia nesunkiai pradėti sudėtingus buities darbus. Jums seksis bet koks projektas, kuriam neturėjote nei valios, nei jėgų. Kaip sakoma, gera pradžia pusė darbo. Šiandien galite klijuoti tapetus, dažyti sienas, perkelti baldus, sutvarkyti rūbų spintas ar surengti didelę skalbimo dieną. Nešvaistykite jėgų ginčydamiesi su šeimos nariais dėl pasiskirstimo darbais. Stenkitės viską atlikti savarankiškai. Svarbi taisyklė, kurios reikėtų laikytis šią dieną, tai nelikti vienam. Jei neturite partnerio romantiškam pasimatymui, tuomet eikite aplankyti draugų, kolegų arba nueikite ten, kur tikrai nebūsite vienas, pavyzdžiui, į koncertą ar teatrą. Susitikimai šiandien labai geri ir suteikia daug įspūdžių. Jei pirmąjį pasimatymą turėjote 21 mėnulio dieną, tuomet jums pasisekė. Šie santykiai dažnai perauga į rimtus ir ilgalaikius ryšius. Ši mėnulio diena labai tinka tiek prabangioms vestuvių šventėms, tiek kukliam santuokos registravimui. Gana tinkama diena piniginiams reikalams spręsti. Dirbdami ir įgyvendindami kai kuriuos planus, galite tikėtis bendraminčių pagalbos ir palaikymo. Labai produktyvus bus kolektyvinis problemų sprendimas bei planų sudarimas. Galite gauti įdomių pasiūlymų. Sėkmingi kontaktai su valdžios institucijomis. Viena geriausių dienų ieškantiems darbo. Šią dieną labai gerai pereiti į naują darbą, nes tai beveik garantija, kad šioje darbovietėje išliksite ilgam ir jums ten seksis. Nauji kontaktai ir darbai bus sėkmingi. Bus įdomių pasiūlymų, kurie praplės verslą ir pagerins jūsų finansinę padėtį.